Nu, gerą dieną. Ir vėl smagu grįžti į laukus. Tai va, noriu jums parodyti, kas lauk jūsų kitas metas, kokį laukų dieną nusimat pas mumis vėl. Tai esu kviečių laukia. Keičia 30 tų hektarų į. Nu ir čia esam įdomių tokių veislių prisėjai. Turim skageną, bronsą turim su termosydu ir paskiau turim bronsą be termosydą. Turim tokį įdomį veislį naują Brigen, kurios dar tikra Lietuvo nieks netur. Vienintelis aš būsiu Lietuvo. Paskiau turim Asuori ir Brights, kuris buvo man mylimiausias šį sezoną. Biškį nuvylį, bet ką, kiekvieni metai skirtingi. Tai va, einam bandysiam iškuoti tų lapelių, kur čia mes esam susidūrę į to dirvą. Tai va, dabar einam per pirmąjį, per skageną. Va. Šiaip skagenas iš tikrųjų labai gražiai sudygis. Eilutis šveiti gražiai. Tada eina tu šiandien ir nekokį, nes norėjau droną pasikelti, bet nu, nepavyks, nes toks rūks ir daug nakrantų kaip lyti nor. O šiaip, jeigu taip žiūrint į laukus, tai čia į vandens į labai daug prilėjo, ją paspaudė. Šlap, minkšta. Nuo tų vandenėliaus pridavė. Tai viena, žodžiu, mes čia biški, aišku, ne visur tai spėjom pasimaitinti. Ne visur spėjom pasimaitinti. Kai kur trūka laiką, aišku, kai kur trūka gerų orų tus kveits pasimainyti. Bet šitas lauks yra, ką buvau užsibrėžęs, kokį planą padaryti, visko esi pasidaręs. Į mitybą padaryti, į programą padaryti. Tai va, tai kuo aš galiu pasakyti, tai šitas yra atidauta, kas čia gaunas apie 70-80 litrų, taip grubę, amoninį polifosfatą ir išlaistyta. Tai ten yra 10% azotą ir 37% fosforą. Čia skys reikals. Nu ir išsipurškėjom ir pasijom kveitelis. Nu, į kuo einam, pažiūrėsim, kur tą susidurėm linijį ir reikia atrasti dabar to, kaip saka, vėliavėlį, kur čia mes esam užsidūrę. Šiaip iš tikrųjų augalą gražiai išsivysti ir matosi tą spalvą gerai, atrodo, kad apie nieką netrūksta nims čia. Nu ir pavasarį mes čia, sakau, daugiau tų visokių tokių darbų, planų. Esu prisimąstęs, ką aš čia darysiu, kaip darysiu. Nu, bet čia pavasarį jau matysiam palei situacijai. Tai va, o šiaip iš tikrųjų yra tokia situacija, kad nu, nespėjom visų darbų padaryti, nes kai kur vėliau pasisėjai, kai kur neleido oro sąlygas nuporkšti, kai kur pamaitinti. Nu tai va, ta situacija tokia skirtinga viso Lietuva. Su šias metas su rapsu daugiau turėjom reikalų iš tikrųjų, nes buvo problema didžiulį, kad nu, tiesiog daug kartų reikėjo reguliuoti, nes buvo rugsėjais labai karštas, buvo 27-30 laipsnių temperatūros buvo. Tai va, tai ir nenuostabu, kad reikėjo stabdyti. Pavyzdžiui, praeitas metas, nu, neturėjau problemas jokios su kažkokiu tai rapsų peraugimu, ar dar kažką. Nu, šias metas jau gaila, bet reikėjo stabdyti, kai kur 2-3 kartus reikėjo stabdyti. Nebepadėjai jokie Juventusai, reikėjo biškį imtis kitokių rimtesnių priemonių iš tikrųjų. Nu, nenorėjau, bet jau taip jau gavos. Nu, žodžiu, atėjau aš tas į susikirtimą. Nu, šiaip gal per kamerą nelabai matos. Nors turėt matyti, iš tikrųjų, va šitas ir
Skagens. Va. Ir Bronsas. Ir aišku, buvo bloga tame, kad kai mes pasėjom, ganėtina sausta dirva buvo. Nu, nelaba norėjo įdygti iš tikrųjų tai kveitę. Nu, bet įtep kapir, nu, ne visi meta įveinuodi. Nu, tai tada nam iškom tada Bronsas su termosyda ir Bronsas be termosyda. Tai, žodžiu, vo, jau šitas artėjam. Čia šiaip ta pati veislė. Kaip ir skirtumo net nebus, tik tas, kas ta, va, Brons termosyda, Brons be termosyda. Ir kas tas yra Bronsas, nu, veislė tai kveitė, bet kas įtas termosyds? Iš tikrųjų, Lietuvo da nedaug kam ir žinoms tas dalyks, bet su šito reikalu jau susidūriau, jeigu tep nepamelausiu, gal, nu, prieš koks gal 3 metus musintas. Nu, panašiai. Susidūriau su to už tas dalyko, tai vien žodžiai tep. Kai mes nusiemam derlių ir ant tų sieklų būna labai daug įvairiausių patogenų. Nu, patogena tai ligas, žodžiu. Nu ir kai mes, sakykime, ten, nu, aišku, naudojame cheminius beicus ir visą kitą. Nu, ir bandoma, kaip sakas, sumažinti patogenų kiekį ant sieklas. O termosyda technologija yra labai paprasta. Tai skaitos sieklas ir nuplaunamas karštas garas. Tai tuo momentu, kai ta siekla ir plaunam karštas garas, tai nusiplauna ir patogeną ir kiek mačiau palei būtent tyrimus, tai ir padidinam sieklas sinergiją, nu padidinam jį. Tai vadins, jeigu padidės sinergija, tai anos daigoms pagerė. Pagerė daigoms, šaknų sistema visai kitokia ir nereka naudoti tada fungicidų. Aišku, bet čia į tas, kad nerek naudoti fungicidų, rek turėti švarį dirvą. Nu, bet čia rek laiką. Tam, nu, ne per 1 metus šitį dalyką pasidaro. Bet esmė tokia, kad ir princips įgers to termosydą, kad jeigu, sakykime, pasirenki, va, kaip, nu, tuk veislė, kaip Bronsa, ant žemą ūgį, ana nereka augimo reguliatoriaus, ana šiaip ganėtina derlinga, ten iki tų 6-7 tonų Žemaitijoje mes pasispausdavom, nu, būdavo, bet irgi nuo metų priklaus. Nu, ir esmė ir tokia, kad nereiklis, reik piginti užauginimą tą vadinamą savikainą, nes mes per daug iš tikrųjų pinigų sukišam į visokius augimo reguliatorius, fungicidus ir visą kit, kurie brangi ir mums realiai tos naudos nedaug. Kaip tik mes to tarpo atrodo užmušam tos patogenus, ant varpas kapurškam ir visą kitą, bet niek negera nedartų to dirvą. Tai va čia ir yra didžiausias galvos skausmas, kaip užauginti be chemijos. Nu, aišku, nesakysiu, nėra tikra, kad ne vien ūkininkų neversiu, kažkokį suvarinti ten ekologijos, dar kažkų. Mano ta mintis į tokį, kad mes galime neekologišką užauginti tvarį produkciją. Jeigu taip žiūrint, mes galim vieną kartą nusipurkšti su herbicidu, sakykime, susitvarkyti su įvairažulim ir viskas. Ir tada mes galim jau, kaip sako, augintus kveičią, ten koks rapsas, dar kažkų, be kitos tos pridėtinis chemijais. Aišku, reikės į to azotą, reikia visko, bet reikia dėl to, kaip sako, stingtis ir dirbti. Tai va, tai atėjau prie tokios naujos veislės, o šitas į Bronsas be termosydų parašyti. Ir tokia užrašėm X veislė. Čia panašia skomba kaip
X buvis. Tai žodžiu, čia ir tokį veislį, čia ir Brigen, kurios tikrai nieks neturi Lietuvai. Nu tikrai nieks neturi Lietuvai. Anos. Aš anos gavau 100 kilogramų. Pasisėjau, tik bandymoką. Va, pažiūrėkime šitas. Čia į susikirtimą liniją. Nu, realiai nesiskiria nuo bronzos iš tikrųjų. Tai žodžiu, kaip minėjau, gavau 100 kilo šanos. Pasėjom. Ir dabar realiai matysiam, ko man ir įdomesnį. Šia palei ant turėtų būti žemą ūgį, ne aukštą ūgį, o žemą ūgį turėtų būti. Tai dabar kažkas įdūriniai to veitą kolelį reik perdurti. Šitas įsusikirtim linijai va. Šitas va ir kažkas įdūrinė čia. Nu, šitas Asoris dabar bus. Šiaip nuo Asoriaus ir Brigen nelabas skėras, iš tikrųjų spalva nepasakytom tep, ką pažiūrės nuskagina. Ir pažiūrėndelinis irgi kitą atrodo. Nu tai va, tai dar norėjau pasakyti apie to va, mūsų to X veislį Brigen. Tai ir ganėtina aukštą derlingumą, žemą ūgį, nereikalaujantis skaitos augimų reguliatorių, nereikalaujant gal, sakykime, tep neišsireikščių grubę fungicidų, nu skaitos galėtų auginti kapitvariai. Tai žodžiu, įdomi veislį. Tai va, dabar čia šitas turim Asorį, sėjom skaito 160 kg, 4 milijoną, sudygus į gražią. Kodėl Asoris? Asoris ant su rūgi genų. Įdomi irgi veislį, savotiški veislį. Tink biški tos, kaip saka, ekstremalesnės sąlygos arba, sakykime, sudėtingesnės dirvose ūkininkaujantiems ūkininkams. Na ir pastoju to derlingom šiais metais iš tikrųjų gavom ir 8 tonus gavom, ir 7 tonus, bet šiaip vidurkis buvo, jeigu imti Kauną, rajoną visą, apie 8 tonus sukos Asoris. Nėra aukštą ūgį, tepa, sakykime, nors aišku, palei jos aprašymą, ten reikalaujanti yra netgi kokių 2-3 trumpinimų, bet šiaip iš praktikas iš tikrųjų nereikėjo šiais metais anos nei trumpinti ir vieną kartą fungicidą pasinaudojom, veiklį medžiagą atidavė azotą, sagau, 110-115, te panašia, veiklios. Ir viskas, ir derlius buvo geras, 8 tonus, vidurkis čia gavos. Tai va, bet aišku, čia Kauno rajonas geresnis žemės, jeigu paimsi Žemaitiją, tai ten derliaus gal ir negausi, bet turėjom vieną irgi ūkį, kuris 7 tonelis išsitraukė iš Šatanas. Ir buvau pasėta, man atrodo, spalį 12 dieną po kukurūzų. Tas ūkininkas žino, apie ko aš kalbu. Tai va, tai žodžiu, einam dar, žiūrėsim, kur čia mūsų tas kolioks ir. Va, šitas atėjau jau. Va, šitas. Čia yra Asorį susikert su Braitu. Kažin ką panūdu sudraugausi. Va, Asoris ir Braitis. Turėjo draugišką sutartį, aš manau. Šiaip čia šitas dabar jau skėras iš tikrųjų. Matos, Asoris biški šviesesnis, Braitis ir tamsesnis. Jeigu te patvira kalbant, tai žodžiu, pavasarį aš praeitas metas, mes ką pasėjom, rudenį praeitas metas, nedaba sakiau. Rudenį, ką mes pasėjom, sudėgims labai buvo geras. Šaknų sistema labai tvirta ir visa kita. Ir aš labai iš anos tikėjaus gerų rezultatų iš tikrųjų. Bet rupužoks biškioką nuvylį vien dėl genetinių dalykų. Fiziologija,
Šiaip labai buvo imlus lapus apteriozė iš tikrųjų, bet čia tik tas nenoriu niekaip išpeikti, ko nors. Tiesiog aš galvoju, kad tokie metą buvo ir tepi gavos. Nu, ir pirmoji Hana iš visų veislių pradėjo sirgti. Jis sirga labai ilgą, nors naudojame 2-3 fungicidinius darėm. Ir ant lapų, ir lapamakštai sukantis, skaitos varpą lendant, ir ant varpos darėm, bet parametrą nekokiai. Baltymų nebuvo. Jeigu taip žiūrint, hektolitą masė irgi nestebuklas, buvo iš tikrųjų, nors auga šalia kitos veislis, paliks paslapti to veislį. Pamatysi tik tas kitas metas, dar nenori kalbėti apie Irgi labai bus nauji, bet to nauji, visiškai nauji veislį, irgi Lietuva dar nėra nos. Tai paskiau apie gal ateitį, kad pats išmoksa auginti. Nes dabar taip žiūrint, braitą augintojai Lietuvai daug. Ir čia nuskambėjai, kad čia kosminį veislį iš tikrųjų. Bet praktik parodė, kad taip. Tai žodžiu, jeigu taip apibendrinant, pasiėm braitą dėl to, kad aš netikiu, kad selekcininką nusuklydą sukūrė to veislį. Aš tikiu, kad ateinantį metai daus mani gerą derlių iš anos. Nesakau, kad buvau blogs, turėjau ir 7 ir 8 tonus, visokių turėjau, geresnį, blogesnį buvau. Bet vis tiek išgirta tą veislį norėjau anos daugiau. Ir įdėma nebuvo mažianos. Tai va, ir puikiai visi suprantam, kad mes negalim šiaip savo ūkininkauti šidėjais, nes ūkininkavimas tai verslus ir iš to verslo reik mums, kaip saka, ūkį plėtrą daryti, vakus auginti, kaip saka, jaunoji kartą auginti, kad perimtų, kaip saka, ūkį įdirbį visą kitą. Reik dirbti dėl to, reik dirbti. Tai va, ir jeigu mes, kaip saka, labai stipriai išsikelam savikainas, būtent užauginimą, nu tai tada jau nebent susiderinti, jau ta likamoji vertė labai maža bėtų apie vartinį pinigėlių. Ir jeigu taip žiūrint, aš kiek čia nuo 2011 metų, tai čia 12 metų bandau įvairias frontas žiūrėti, ką pigiau ir tvariau užauginti tą, kaip saka, produkcijai. Nes kiekvienas pinigėlis ant to ir sugrįžti, tas sutaupys pinigėlis, to ir sugrįžta į kišenį, kaip saka. Taip turbūt dėl to dirbam, nes čia į verslus. Ir to verslo, žinai, ne ta paprasta, mes nepasirinkom. Konkurencija ir didelė. Tarp, kaip saka, tų verslininkų, ūkininkų, verslininkų ir konkurencija didelė. Žemė nedaugėjo, anų mažė. Tai va, reik draugišką sutart, reik draugišką dalintis ir draugišką auginti. Kaip sak, neturėti paslapčių. Tai va, tai tokį dalyką, tai laukiam kitų metų, pavasarį. Bandysim taip rimtą startauti, pasidaryti visus namų darbus ir kažkokių tai tų rezultatų bandysim pasiekti tvarę. Nu, chemijos naudosim, bet bandysim tvarę. Kiek tvariau įmanoma bus. Tai ku, šiandien tik iš tų laukelių apžvalgos. Manau, kad turėsiu ku parodyti kitas metas jums per laukų dėin, nes mums pačiam jau dabar ir įdomi, kaip čia bus viskas. Tai va, žiauriai dėkau, kad žiūrat, kad palaikinat. Nuomonė taip asmeniškai ir įvertinims. Kaip paprastam žmogeliu, tai ir įvertinims iš tikrųjų didelis. Žiauriai dėkings visiems esu. Ir visiems draugams, kaip sakė, ir tie, kurie žiūrat, ir komentuojat, ir laikinat visko.
Šiaip žiaurė smagė, kad, sakau, pavyks išvažiuoti tus laukus, pasidaryti kažkokius tai tus kadrelius, pasifilmuoti ir kad galėčiau jums perteikti o informacijai, tai va. Tai kaip sako, gerų dainų, gerų darbų ir gerų derlių. Susimatysim laukus.